Uodegos galas. Kadaise gyveno mergaitė vardu Kirstė. Kirstė buvo paprasta mergaitė, gyvenanti paprastame name, su savo paprastais tėvais. Ji turėjo ilgus raudonus plaukus ir kas rytą tėtis supindavo juos į vieną ilgą kasą, kabančią ją ant nugaros. Vieną dieną, bevaikščiodama, Kirstė priėjo upę, per kurią vedė tiltas. Ji jau ėmė žygiuoti tuo tiltu, kai pamatė gudrų lapiną stovintį tiltelio viduryje. Kai lapinas pastebėjo Kirstę, mintyse pagalvojo: ta maža mergytė atrodo skaniai, galėčiau parsitempti ją namo ir suėsti vakarienį. Taigi, Kirstei priėjus tiltelio vidurį, lapinas sustabdęs ją tarė: sveika, mažoji mergaitė. Sveikas, lapinė, atsakė Kirstė. Ji buvo mandagi mergaitė ir žinojo, ką reiškia geros manieros. Kur keliauji? Paklausė gudrusis lapinas. Tai neturėtų tavęs dominti, iškart atsakė Kirstė, kuri nors ir buvo mandagi, puikiai žinojo, kad tai tik jos pačios reikalas, niekieno kito. Gal norėtum užeiti į mano olą, pasiūlė lapinas. Ačiū, ne, aiškiai ištarė Kirstė. Namie turiu mažų lapiukų, su kuriais galėtum pažaisti, viliojo gudrusis lapinas. Ne, garsiai atsisakė Kirstė. Lapinas susierzino, pamatęs, kad mergaitė nesielgia taip, kaip jis siūlo, ir sugalvojo ją apmulkinti gudriu triuku. Labai bijau, kad nebepamatysiu savo lapiukų, pasakė jis Kirstei. Matai, aš labai bijau tekančio vandens ir vienas negaliu pereiti į kitą tilto pusę. Jei leistų man pasilaikyti už tavo ilgos raudonos kasos, tuomet galbūt man pavyktų jį pereiti. Kirstė suprato, kad turės rimtai pagalvoti, kaip atsikratyti šio gudraus lapino. Gerai, sutiko ji, bet turėsi eiti užsimerkęs, kad nematytum tekančio vandens. Tuomet aš ištiesiu tau savo kasą ir galėsi laikytis. Lapinas užsimerkė ir pagalvojo, kad vos tik pagriebęs Kirstės kasą, niekuomet jos nebepaleis. Jis nusprendė, kad įsikandęs į ją dantis, nutemps Kirstę į savo olą ir tuomet ji nebegalės pabėgti. Įsitikinusi, kad lapino akys tikrai užmerktos, mergaitė paėmė ilgos lapino uodegos galiuką ir davė jam įsikasti. Žinoma, lapinas sukčiavo ir trumpam pramerkė akis. Tačiau pamatęs raudonų plaukų kupetą pamanė, kad tarp jo dantų tikrai Kirstės raudonų plaukų kasa. Štai, tarė Kirstė, tvirtai laikykis. Būtinai, pasakė lapinas, kaip niekad tvirtai laikysiuosi. Ir su liktais žodžiais jis iš visų jėgų timptelėjo. Lapinas vis traukė ir traukė. Traukė tol, kol galiausiai jų uodega ėmė ir nutrūko. Kas nutiko? Sušuko lapinas ir atsimerkęs ėmė staugti iš skausmo. Kaip tai kas? Sušuko Kirstė bėgdama namo. Pasiekė savo uodegos galą. Kaip ir ši istorija.